Labai, sveiki visi dar kartelį susiekė šį jūsų kanalą, mano vardas yra Beata ir sveiki atvykę į šį naują pirkinių filmuką, bet šis filmukas ypatingas tuo, kad šiame video nekalbėsime ar aš jums nerodysiu jokių produktų susijusių su kosmetika ar makiažu, tiesiog tokia man kilo mintis ir pagalvojau, kodėl nepadarius būtent tokio skirtinai nesu makiažu susijusio pirkinių filmuko, tad jeigu jums įdomu sužinoti, kągi aš įsigijau, kas tas yra, kas nesusijęs su makiažu, tai žinoma, pasilikite žiūrėti šį filmą. Kągi, šiame filmuke aš jums parodysiu rūbelius, taip sakant, ar ne? Aš labai dažnai rūbų neperku, todėl dažniausiai tokių video, ar sakykime, nedažnai juos filmuoju, arba jeigu įsigiju kokią nors palaidinę ar megztuką ar panašiai, tai paprastai parodau tam bendram video, būtent su kosmetikos produktais ir visom kitom prekiam. Na, šį kartą turiu truputėlį daugiau nei vieną daiktą, tiek savo pirktą, tiek mano dukreliai, kalbant apie drabužius, ir porą daiktų iš interneto. Ir kągi, pradėsime nuo to, ką apsivilkus aš šiandien, tai yra šita palaidinė, nežinau, kiek jos galite matyti, jinai yra iš H&M, labai paprasta tokia palaidinė, baltas fonas, tai pavadinkime, su mėlynais raštais, mėlynom gėlėm, ir ant rankovai būtent tokie dar prisiūti, net nežinau, kaip pavadinti, ar ne, tokia detalė, bet iš esmės pati palaidinė yra labai paprasta, nėra kažkokių labai ypatingų čia pasiuvimų, sakykime taip, ar ne, pasiuvimas kažkoks nėra tikrai labai ypatingas, yra labai paprasta palaidinė, bet jinai labai gaivi, būtent karštam orui tinkama. Tiesa, tos mano tie pirkiniai yra maždaug poros mėnesių senumo, sakykime, ar ne. Gali būti, kad ir Lietuvoje matėte drabužių su tuo pačiu raštu, tai pavadinkime, ne visą laiką sutampa drabužiai tie, kuriuos H&M galima rasti čia, ir tie, kuriuos galima rasti, pavyzdžiui, kad ir Europai bendrai kalbant, nežinau kodėl, bet kai kurie dalykai sutampa. Parašykite, ar matėte vasarą būtent palaidinių suknelių ir panašiai, nes tai yra, ką man teko matyti čia, būtent na, iš šitos medžiagos, tai pavadinkime, taip ar ne. Ir man, kadangi labai patinka kombinacija, junginys baltos su mėlyna, tai labai norėjau įsigyti šią palaidinę, jau buvau mačiusi ją kitoj H&M parduotuvėje, gal ne tą pačią palaidinę, bet tą raštą, ir nieko neįsigijau, bet tą kartą, kai pamačiau šitą, tai pasakiau savo, reikia įsigyti ją, ir man jinai atrodo kainavo 200 pesų, jeigu gerai prisimenu, didžiąją dalį daiktų aš jau esu vilkėjusi, ar ne, tų, kurių nesu vilkėjusi, tai jeigu kainos yra, aš jums jas pasakysiu, bet šitą man atrodo, kad 200 pesų kainavo, kas būtų mažiau negu 10 eurų, gal 9-8 eurai panašiai, tai man pasirodė labai gera kaina. Toliau dar viena palaidinė irgi iš H&M, prieš tai pirkta yra šitos kainos jau nėra, nes jie irgi esu vilkėjusi, bet man atrodo, kad irgi gal apie 200 pesų, nedaugiau. Tai yra dar tokia, dar karštesniam orui skirta palaidinė, kaip matote, su petnešėlėmis, tamsiai mėlyna ir su tokiom, na, pavadinkim, lapeliais, gėlytėm ar panašiai. Jų buvo bent jau 3 ar 4 spalvos, tai tikrai atsimenu, viena iš jų buvo atvirkščiai tokia kaip balta galbūt, sakykime, ar ne visai balta, bet su mėlynom gėlytėm. Po to, man atrodo, buvo alyvuogių žalios spalvos palaidinė ir dar gal kažkokia kita, gal ruda ir panašiai. Na, aš įsigijau šitą būtent labai karštam orui, nes vėlgi jinai labai yra lengva tokia, ar ne, kūnas nekaista. Aš dažniausiai perku palaidinės, nes tai yra man, na, paprasčiausiai įsigyti, sakykime, ar ne, nes aš esu tas plus size, taip sakant, modelis, jeigu taip galima pasakyti, ar ne, tai yra ne koks nors XS ar panašiai. Jums, manau, lengviau rasti savo dydžio drabužius įvairius parduotuvėse, tai man lengviausia surasti iš esmės dažniausiai būna palaidinės ir kartais suknelės. Va, dar parodysiu porą palaidinių, kurios yra iš Sears parduotuvės, ne iš H&M, jos yra abi vienodos ir jos buvo tam išpardavimų skyrelį, jeigu taip galima pasakyti. Irgi, man atrodo, kainavo apie 200 pesų su nuolaida, be nuolaidų gal 3 ar 400 pesų, tai yra kaina buvo per pusę, man atrodo, nu, kaip sakant, sumažinta. Tai yra štai šita tokia
dangaus žydrumo, sakykime, spalvos palaidinė, kuri, kaip matote, turi tokias rankovėlės, teoriškai tai yra iškirptas tas petys, ar ne, ir petnešėlės, ir medžiaga yra labai tokia tampri, pavadinkime, čia yra M dydis, man puikiai tinka, nes labai išsitempia, žinoma, čia ta kokybė nėra kažkokia, kažin kokia, bet aš nesitikiu, kad aš šitą daiktą vilkėsiu 20 metų, ir firma, jeigu jums įdomu, žinoma, tai yra Doma New York Collection, ir sakau, man atrodo, kad šitos yra dydis M, tai yra šitos palaidinės buvo paskutinės, nebuvo taip, kad ai, man šitą patiko, gal turit kitą dydį, ne, tos, kurios kavo ir viskas. Tai kita spalva buvo šita ir šitos yra dydis L, jeigu gerai prisimenu, šita, žinoma, man truputėlį laisvesnė, didesnė, bet netrodo per didelė ir kita netrodo per daug mažytė, sakykime. Tai aš nesu rožinės spalvos labai mėgėja, bet šita tokia kaip braškinio kokteilio, sakykime, spalvos, rožinės spalvos palaidinė man patiko, na ta spalva patiko, ar ne, ir vėlgi tokia pati, kaip matote, su tom rankovėlėm, tik sakau, dydis šiek tiek skiriasi, šitą sakau, lygtais man atrodo L, ir, žodžiu, man labai patinka irgi tokios ganėtinai gaivios, karštam orui tinkamos palaidinės. Kągi, grįžtame vėl į parduotuvę H ir M, joje įsigijau, tiksliau nupirkau ir savo dukrytį keletą drabužėlių, bet prieš tai parodau, kad negalėjau praeiti pro lakų skyrių, nes visose čia H ir M parduotuvėse galima rasti tą kosmetikos, sakykime, skyrių ar lakų skyrių, tai šito jau netidėjau kosmetikos video, sakykime, parodau čia, kadangi maišelyje kaip tik įdėta, tai įsigijau šituos du lakus, jau juos išbandžiau, labai seniai nebuvau pirkusi H&M jokio lako, todėl, kad toj parduotuvėj H&M, į kurią dažniausiai mes važiuojam, taip sakykime, į tą prekybos centrą, tai tenai kažkaip nelabai yra. Šitas toksai vyšnių, na ne vyšnių, gal vyno spalvos yra Governess ir šitas toksai mėlynai žalias yra Science Fiction. Nežinau, kaip per kamerą atrodo, bet gyvai žiūrint, jis toksai žalias, bet su tokiu mėlynu, sakykime, spindesiu, bet ant nagų iš tiesų labiau matosi kaip žalias, na panašiai vos ne kaip mano makiažas, pavadinkime taip, tai truputėlį nuvylė ta prasme, bet gražus makiažas, gražus lakas. Šitas kainavo 69 pesus, kas būtų gal apie 3 eurai ir panašiai. Šitas neturi kainos, jos nebuvo, bet man atrodo gal 79 pesai, tai gal apie 4 eurai. Ir čia dabar ką parodysiu, tai bus mano dukrytei pirkti drabužėlį ar daiktai. Vienas iš jų tai yra pėdkelnės truputėlį šaltesniam sezonui, jos su nuolaida kainavo 80 pesų, bet matosi, kad buvo 100 su kažkiek ir parašyta, kad 4-6 metų vaikui. Aš paprastai nemėgstu išiminėti tokių dalykų ir žiūrėti, sakykime, koks ten tais dydis, nes dažniausiai po to negražiai sudėdi, kitas žmogus nebenori pirkti ir panašiai. Čia jau ir dabar išėmus buvau namuose. Kai grįžau į namus, tai ėmiau 4-6 metų vaikui, na, tikėdamasi, kad tiks ir manau, kad tikrai turėtų tikti. Na ir taip pat mes norėjome jie nupirkti pižamą, na, porą pižamų ilgom rankovėm, bet bent jau tuos kelis kartus, kai mes važiavom į kelias tas H&M parduotuvės, nebuvo ilgom rankovėm, na, galvoju kažkokia, kad vasara, nors čia sostinėje iš tiesų vasara panašesnė į rudenį, nes labai daug lyja, tokį lietuvišką rudenį ar lietuvišką vasarą, ne karštą tą vasarą. Tai mes tokią kombinaciją, sakykime, padarėm, tai kelnes nupirkome šitas, norėjom, kad būtų būtent iš medvilnės, tai čia iš tos skyriaus, kur 3 už 2 kaina, tai čia ne pižaminės kelnes, bet jas jūsų vaikai gali nešioti tiesiog namuose, pavyzdžiui, mes jas panaudosim būtent kaip pižaminės kelnes, tai yra 4-5 metų vaikui, mes paprastai perkam didesnius dydžius, visų pirma, todėl, kad mūsų dukrytė yra, sakykime, didesnė negu, sakykime, jos amžiaus vaikai, 2 ar 3 metų vaikai, tai dažniausiai tie drabužėliai, kurie yra būtent to amžiaus vaikams skirti, jai netinka dėl ūgio, sakykime, ar ne, ir kitą kartą taip pat ir į plotį, nes jinai tikrai vėlgi ne iš lieknučių vaikučių, tai ir taip pat su idėja perkam, su ta idėja, kad jai truputėlį ilgiau, sakykime, išaugimui, ne, tas drabužis būtų. Tai kelnių nebuvo labai didelio pasirinkimo įvairovės spalvų, tai nupirkom 2 vienodas.
Na, o kaip viršutinė pižamos dalį, manau, naudosime šitus dviejus tokius kaip marškinėlius, nors jas galima, manau, bent jau vienus tikrai galima po kokiu megztuku vilkti. Irgi jie daug didesni, 4-6 metų vaikui, tai kaip matote, vieni yra dryžuoti su spalvotais dirželiais ir kiti yra marškinėliai tamsiai mėlyni, galbūt per kamerą atrodys juodi, su sidabrinėmis širdelėmis ir vieni ir kiti kainavo 99 pesus, kas būtų truputėlį mažiau negu 5 eurai. Ir sakau, aš bent jau nemėgstu, kad pižama nei man spaustų, nei kad pilvas tenai, kaip sakant, išlystų bemiegant, tai su ta idėja pirkom irgi didesnius drabužius, kad ilgesniam laikui būtų ir kad kaip sakant, nespaustų ir panašiai. Ir taip pat nupirkom iš to paties skyriaus, nes reikėjo 6 daiktus pirkti, kad sutaupytume, nes nuskaičiuoja šiaip jau patį pigiausią daiktą. Tai nupirkom šitus dviejus irgi marškinėlius. Tai šituos gal būtent po megztuku kokio vilksime. Vėlgi šitie yra, man atrodo, šitie yra 6-8 metų vaikui, bet iš tiesų aš tai bent jau labai didelio skirtumo tarp dydžių nematau. Šitas yra 4-6, čia 6-8, bet jau aš asmeniškai nematau skirtumą. Ir tai būtent irgi yra iš medvilnės. Ir kaip matot, vieni yra tamsiai mėlyni, kiti šviesiai rožiniai, tokie nestoručiai, tai po kokio megztuku labai bus tinkami ir pilvuką uždengs, taip sakant, ir kelnes gerai bus sukišti, neišlysa. Tas man labai nepatinka ir asmeniškai, ir kad mano dukrytės pilvuką šaltų, man tas irgi nepatinka. Nors čia, žinoma, ne toks šaltis kaip Lietuvoje, ar ne? Na ir paskutinis jai pirktas lygtais paskutinis daiktas irgi iš H&M, kuris yra jau naudotis, tai yra šitie džinsiukai, aš šiandien juos įskalbiau. Šitie yra jau kam įdomu, leggings and denim, yra 4-5 metų vaikui, jie ganėtinai tąsūs, sakykime. Ilgi truputėlį ilgesni, bet tie, kurie yra jos amžiaus būtent vaikui, jie yra siauresni ir trumpesni ir jai būtų paprasčiausiai netikę, tai mes nupirkome šituos, kurie jai puikiai tinka, nors šviesus, nelabai gal praktiški, bet karts nuo karto nuperkam ką nors šviesaus. Na ir man atrodo dabar paskutinis jau iš drabužių skiriaus, sakykime, daiktas ir po to parodysiu kelis daiktus iš internete pirktus, nieko bendro neturinčius su drabužiais. Tai čia vieną savaitgalis turbūt buvo, gal Liepos apie vidurį ar panašiai, buvo nuolaidos džinsams, nežinau tiksliai ar visiems džinsams, visų firmų, bet man atrodo, gal Sears parduotuvėje aš turiu menį. Ir mano vyras, atsimenu, šeštadienį išėjo su dukryte pasivaikščioti, man reikėjo dirbti. Ir parėjo, sako, aš nusipirkau kelnes ir važiuosim rytoj pirkti tau. Sakau, nu gerai. Aš iš tiesų kelnes nedažnai perku, visų pirma, todėl, kad, nežinau, tai nėra tai, kas mano dėmesį traukia labai. Reklaminė pauzė, bent jau man buvo, nežinau, kur sustoju. Tai turbūt sakiau, kad kelnes nedažnai perku visų pirma dėl to, kad jos nėra tai, kas mane domina labai, sakykime, ar ne. Ir dažniausiai aš jas nešioju, kol jau matau, kad reikia pirkti. Ir pastaruosius kelis metus pirkau internetu. Ir, kągi, sakau, kodėlgi, nepabandžius, nepasižiūrėjęs, ar rasiu savo dydį. Čia abeji džinsai yra iš Levi's firmos. Man atrodo, jų kaina, man atrodo, ant vienų yra, nes aš jų dar kol kas bent jau nesu mūvėjusi, kol aš šiuo metu, kai filmuoju, ne? Tai gal apie 50 eurų ar panašiai, buvo 30% nuolaida, tai ten apie 30 kelis eurus kainavo kiekviena pora. Tai vieni iš džinsų yra šitie juodi, tai yra mano pirmieji juodi džinsai, gal kažką labai keista bus, bet aš niekada gyvenime nebuvau turėjusi juodų džinsų, tiesiog kažkaip nesinorėjau, o dabar man jie labai patinka. Tai yra paprasti juodi džinsai, be jokių tenai išplėšimų, taip sakant, aš nieko prieš juos neturiu, bet tiesiog pati savęs neįsivaizduoju, sakykime, ne mano gal skoniui, neturi jokių ten išsiuvinėjimų ar panašiai, paprasti juodi džinsai, jeigu kam įdomu, tai yra 311 numeriukas, shaping skinny ir mano yra dydis 202 dviguba V, bent jau to parduotuvėje tai yra, buvo pats didžiausias dydis, gali būti, kad tai pats didžiausias esamas firmos dydis, nežinau, nes tai buvo pirmas kartas, kai aš pirkau iš Levi's. Tai va, tai labai patogus, tiesiog priglunda taip nuostabiai prie kūno. Ir kiti džinsiukai, sakau, kurių dar nesimatavau ir taip kainavo 999 pesus. Jų numeriukas yra 310, shaping super skinny. Tai teoriškai tai yra tas pats
sakykime, sukirpimas, bet šitie yra labiau tokie suspaudžiantis, priglundantis prie kūno, dydis yra tas pats, bet jie labiau tokie, žinote, netokie laisvi, jeigu taip galima pasakyti, bent jau kol kas aš jų dar nenešiau, gali būti, kad jie pasitemps, Tai šitie yra mėlyni, vėlgi paprasti mėlyni, tokie kaip, žinote, cigaretės formos, ar kaip tai vadina, ar ne, ir vėlgi be jokių išsiuvinėjimų, be jokių ten iškarpimų, sakykime, išplėšimų ir taip toliau ir panašiai, nei prieki, nei užpakalį, ar ne, labai paprasti džinsiukai, tik tai truputėlį, sakykime, siauresni ir, žodžiu, naujas kelnis mano kolekcija. Na ir kągi, pabaigai parodysiu kelis daiktus, kurie atkeliavo pas mane internetu, nebuvo įsigyti. Kažkada seniai, neatsimenu, bet jau vienas žmogus tikrai manęs klausė, gal ir daugiau, kodėl aš neperku ar nesu tiesiog pirkusi nieko per AliExpress, tiesiog niekada manęs nedomino, sakykime, kol galiausiai prieš kelis mėnesius mano vyras sako, pabandom, pažiūrėsim, kaip seksis ir ne, nes iš esmės tai kažkas panašaus į eBay. Ir kągi, tai iš AliExpress turiu keletą daiktų. Vienas iš jų tai yra šitas telefono dėklas, kur teoriškai turėtų kristi tie visi dalykėliai, taip sakant, bet nelabai krenta. Aš jį pamačiau Instagrame, man atrodo, bet tikrai neketinau mokėti ten gal $40 ar panašiai. Tiksliai negaliu jums pasakyti kainos, nes visa informacija yra mano vyro telefone, jo AliExpress, ar ne, bet atkeliavo gal per porą mėnesių iki čia, kainavo, tarkim, gal $3 ar panašiai, čia visokie lūpdažiai, kvepalai, nagų lakas ir panašiai. Tai man labai patiko. Kalbant dar apie telefonų dėklus, šitie dėklai aš juos nupirkau per eBay ir įsigijau 6, 2 savo vyrui, kuriuos jis įsidėjo jau, kaip sakant, į stalčių, tai paprasti juodi dėklai jo telefonui ir įsigijau 4 savo telefonų, nes man atrodo tas pardavėjas būtent turėjo kažką, tuo metu bent jau, tokio, kad perki 2 ir 3 su 5% nuolaida ar panašiai. Užtruko ilgokai, gal irgi apie porą mėnesių, bet atkeliavo, kaip matote, vienas iš jų yra juodas su tokiais, su snaigiam, sakykime, ar ne, baltom, žinoma, ir tiesiog balta dalimi. Čia toksai ganėtinai žiemiškas ar kalėdinis, jeigu norite taip pasakyti, šitos dalys vėje nejuda ir šitie dėklai yra minkštesni negu tas iš AliExpress. Šitas su gėlėm ir su kolibriu mėlynu. Kitas vėlgi juodas su to gal rožinio aukso detalėm, jeigu taip galima pavadinti. Tos ganėtinai man pasirodė elegantiškas ir kitas vėlgi su mėlynom gėlėm. Ir paskutinis pirkinys iš AliExpress, kurį aš paprašiau, kad mano vyras susakytų, irgi gal apie porą mėnesį ėjo ir kuris yra šita maišelį, nes aš ką tik įskalbiau, ir dar nenaudojau, bent jau kai filmuoju šitą video, tai aš turiu mini šituos iš medvilnės padarytus pasiūtus diskus skirtus makiažui nuvalyti. Jų yra gal apie 20, jie būtent atkeliavo ir su šituo maišeliu. Negaliu pasakyti, kokia jų kaina, bet aš atsimenu, kad buvo pagal kiekius, sakykime, suskirstyta, tarkim, ten 10, 12 ar ten 20 ar panašiai. Ir nuo kiekio priklausomai kainavo, sakykime, ar ne. Tiesiog pagalvojau, kad nebenoriu daugiau, kaip sakant, generuoti šiukšlių, jeigu tai galima pasakyti, ar nekaupti šiukšlių šioje žemėje tų, kurių galima, išvengti, sakykime, ir labai nesunku išvengti, tai yra nusivalyti makiažą ne tais vatos diskeliais, o būtent medvilniniais, kuriuos labai paprasta išskalbti, ar ne, gal ne po kiekvieno naudojimo, sakykime, skalbimo mašina, bet po poros naudojimo galime išskalbti skalbimo mašiną, po kiekvieno naudojimo rankomis, tarkim, galite išskalbti, ar ne, su muilu ar su skalbimo, sakykime, milteliais ar panašiai, ir su skysčiu, sakykime, mes naudojam. Tai pagalvoju, nebenoriu šiukšlinti daugiau šioje žemėje, sakykime, palikti nereikalingų šiukšlių, nes jų ir taip per daug, ir jų čia yra įvairių spalvų, yra ir rožinis, ir iš vienos pusės, ir toks žydras, mėlynas, taip sakant, ir su tokiu maišeliu, kuris labai yra patogus būtent skalbti, nebūtina skalbti, žinoma, visų galite išskalbti kelis tame maišelį, kad jie tiesiog nesusipainėtų su jūsų skelbiamais drabužiais, jeigu skalbsite su drabužiais. Žodžiu, toksai
labai ekologiškas pirkinys. Na kągi, iki čia šitas filmukas, tikiuosi jis jums buvo bent kažkiek įdomus, nes jis šiek tiek kitoks, nekalbėjau šiandien apie jokį makiažą, jokios kosmetikos prekes, na išskyrus tuos porą lakų, bet tai yra nagams skirtas produktas, kuris buvo tiesiog maišelį. Kartu aš jį jums parodžiau. Parašykite man komentaruose, kągi jūs įsigijote pastaruoju metu, galbūt įsigijote tą pačią palaidinę ar kažką iš tos pačios medžiagos, ar ne, su tuo pačiu raštu būtent vasaros metu, ar Lietuvoje matėte H&M būtent kažką iš šios medžiagos, būtinai parašykite komentaruose. Nepamirškite pasidalinti šiuo filmuku savo socialinėse tinkluose, sekti manęs mano socialinėse tinkluose, paspauskite man patinkančio filmuko, taip pat ant varpelio, kad gautumėte pranešimus apie kiekvieną mano įkeliamą filmuką. Pasidalinkite, jau sakiau, ne, užsiprenumeruokite šį kanalą, parašykite ką nors gražaus komentaruose. Siunčiu daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitą kartą kitame filmuke. Iki!